vakaras. Atvykom į kempingą. Vildą ten miestelį. Šiaip ne taip suradom. Čia upė teka. Ten kalnas. Tas kalnas. Ten dar vienas. Ir čia dar vienas viršuj. Link labai gražu. Užsidėjom kėdes, stalą. Biškį džiovinam patalinę. Čia kas vyksta? Virtuvė. Čia darom vakarienę. Daug betvarkės, dar nespėjom net susitvarkyti. Daug betvarkės? Neduos. Ne. Kur betvarkė? Čia. Tai Bardakas. Bardakas. Tai vat. Buvom suradę kempingą. Anksčiau labai gražioj irgi vietoj. Bet atvažiavom ir pasakė, uždaryta, važiuokit lauk. Supykom ir nenufilmavom tos gražios vietos. Taip. Labai graži buvo. Ir tai vėl valandą kelio kalnais ir tikrai buvo nelengva. Tranziukui nelengva. Ypač tranziukui. Mums kaip Kaito stabdžiai, kaito variklis biški vienu momentu, bet atlaikė. Antrą pavarą važiavo visą laiką į kalnus ant 30. Austrai visi su elektromobiliais lenkė pro šonus, nervavos iš galo važiuodami. Bet viskas tvarkoja, pabiškot, niekur neskubam. Nu, visi stebisi pamatę tokį aparatą, kaip jis iki čia atvažiavo. Bet manau, sugrįšim su juo ir namo. Štai. vakaro kičinas. Darom makaronus su šoninėm. Ilgai važiavom, bet valgyti tai reikia. Ką čia darai? Labas rytas. Rytas 8 valandos, vyrai tebemiega. Ir išėjau parodyti, kokiam kempingėlį apsistojamės šiąnakt. Praktiškai čia visur tie kalnai. Tik kempingų labai arti vienas kito nėra. Jau atstumai yra didesni. Tai kadangi vienas buvo vakar, į kurį lipom, važiavom, uždarytas, tai šiandien teko nakčiai kito ieškoti. Už 60 km buvo artimiausias. Nes mums reikia ir dušų. Ieškojom ir skalbimo mašinos, bet šitas neturi, ta prasme, toliau važiuoti jau nebenorėjom, tai tiko ir šitas variantas. Jo, tai parodysiu. Labas rytas. Valgom pusryčius. Ką, Leonai, valgom? Blinus. Blynai. O, kokie blynai. Šeimininkė.
Mes irgi laukiam blynų, geriam kavą. Ką tik girdėjom sirenas. Tai nelabai jauku. Ką čia jos reiškia? Gal čia vietiniam kaip normalu? Bet tokios jau garsiai. Net aplinkui čia tų žmonių nieko daug nėra, nematom kaip kas reaguoja, tai nelabai ir įsivaizduojam, ką jūs iš tikrųjų čia reiškia. Bet galvoju, kad čia kažkokia jų tradicija, gal patikrinimas. Viešnagė šitam kempinge baigėsi. Vandenuką pasipildom.